Pirma diena, esame Eurobike, šiandieną demo day ir testuojame Orbėjos 29. Karboną ir ką galim papasakoti. Tai jeigu trumpai ir aiškiai, tai aфиgenai. Jeigu plačiau, tai pradėsim gal nuo dizaino, ko Orbėja išsiskiria tikriausiai iš visų gamintojų, kad tikrai daro kažką kitaip ir daro unikaliai. Pats jeigu žiūrėti smulkmenas kažkokios, tai kuom išsiskiria dizainas, tai galim kaip pravesti, tarkim, trosai, pažiūrėti, kad galas, siposto, klampas, taip toliau smulkmenos, kurios traukia iš karto žmogaus akį. Pats rėmas, jeigu kalbant apie patį rėmą, yra standus ir labai netgi standus. Priekis, matome, kad head-tube sutvirtintas yra labai, tarkim, masyvus head-tubas, duoda maksimalų standumą priekį. Gale, kom irgi visur save reklamuoja Orbėja ir kas yra iš tikrųjų, tai galinis jų trikampis, plus dropoutai išnešti netgi už trikampio toliau. Tai galas yra iš tikrųjų standus ir tai jaučiasi. Seatstays netgi trikampio formas, tos pačios chainstays irgi formuotos. Jeigu kalbėt toliau apie standumą, apatinis vamzdis, downtubas irgi formuotas. Žodžiu, rėmas iš tikrųjų yra standus ir malonu važiuoti. Nesviruoji, nebangoji, yra malonu. Šiaip kom sužavėjo, niekados nebuvau labai didelis 29erių fanas, bet Orbėjos geometrija yra iš tikrųjų įdomi, kad jinai yra pakankamai trumpa. Rėmas nėra išilgintas, bazė galinė yra pritraukta, matom pagal pasitininį vamzdį, kad jisai yra net lenktas, kad kiek būtų įmanoma galinis ratas įtrauktas. Čia priekio bazė taip pat yra strumpina, taigi važiuoja su 29eriu, bet toks vaizdas, kad važiuoja su standartiniu 26 colių dviračiu. O daugiau ką? Bonusas irgi kas nustebino, tai BB30 labai maloniai sukasi. Sunku pasakyti, ar dėl to, kad SRAMas XX, ar dėl to, kad BB30, bet shifteriai veikia idealiai, persimetė viskas idealiai ir BB labai maloniai. O daugiau tikrai malonus, gražus, malonus, tikras paskantry dviratis. Ir pažiūrėt galit pas mumis Klaipėdoj Bike Pro ir Kaune Elomanija. Iki susimatymų.